sveiki, esu Pavilas. Esu verslininkas, teisininkas, verslo konsultantas. Esu savininkas ir vadovas. Skirtingų laikų nuo, sakykime, 5 iki 7 darbuotojų. Kai kurios dalykus dar nemoku deleguoti kai kurių dalykų, todėl pats daugelį dalykų atlieku, sakykime, kurios galima būtų deleguoti kitam žmogui. Dėl to, kad vis dar nemoku planuoti ir deleguoti. Pirmą kartą aš atėjau į šitą seminarą. Gavau padrasinimą visų pirma deleguoti ir sužinojau, kaip sistema, kaip planuoti laiką, sakykime, kaip paskirstyti užduotis. Ir esminis dalykas, aišku, prie kiekvienos užduoties nurodyti įvykdymo laiką. Nes dažniausiai susirašai užduotis, bet nėra konkrečių, sakykime, laiko rėmų. Aš greičiausiai pradėsiu nuo savęs, sakykime, praktikuoti tai, ką išgirdau šiandien. Ir jeigu tai pasiteisins, tai aišku, reikės investuoti į šitą dalyką. Aš manau tikrai verta, kad ir žmonės, kurie, sakykime, vykdo tik savo tiesioginės pareigas, neturi daug užduočių, jie išmoks daugiau laiko skirti savo iš tikrųjų skirti savo, o ne kažkokiem pašaliniam darbam, atsiliepimams į skambučius ir panašiai. Bus laimingesni. Matosi, kad žmogus turi didelę patirtį, tiek teorinę, tiek praktinę, ir jisai padirbėjo su tą sistemą tikrai stipriai. Yra pateikiami pavyzdžiai, jeigu yra pateikiama teorija, tai pateikiami kartu ir pavyzdžiai, kurie iliustruoja. Svarbiausia, kaip atrasti daugiau laisvo laiko savo. Dabar didelę dalį mano laiko sudaro darbai. Gavau pasiūlymą iš kito varianto narių. Tai kadangi kažkada irgi kaip neaktyviai, bet dalyvavau kito varianto veikloje, tai man imponuoja šie žmonės, ši veikla ir mielai priėmiau kvietimą.